Nu tai kon jūs, saulės kremą. Dar liko 9 kg. How many years you worked in here? Many. Labas rytas, einam su Julium, einam iki miesto, iki centro tiksliau, ieškot šiandienai laivo, nes vakar taip ir neradom, per vėlai pradėjom ieškot. Galvojom, pasimsim po dviratį, bus greičiau, bet 15 eurų vienas dviratis pusėj dienos, tai teks pasivaikščiot. Nes tokį tinginiai. Bandysim ieškoti, jeigu rasim kažką pusėj dienos, būtų visai fainai išplaukti. Dabar turim 9:30. 10 nueisim, gal kažką ir rasim, o gal ir ne. Jei nerasim, tai važiuosim kažkur. Here you go. 45 for 4 hours from 10 to 2. Speedboat, group tour, you're not alone. 3 stops. Snorkeling masks around the boat. Which 3 stops we... Usually it's Otrich Bay, Village Kali and Little Island Galevats, they throw the anchor. Okay. Sometimes the... Ką radom? Nebent dar aišku kažkur pabandytumėm pasiklausti, bet jau marinuojam laiką. Tai žodžiu, radom didesnį laivą su daugiau žmonių. Tai gal ir plauksim. Rytoj, ne šiandien. Tai šiandien jau šiek tiek per vėlų su laivu paplaukti. Tai nusprendėm rytoj kažkaip ryte bandyti čia atvažiuoti reikės, kažkur bandyti pasiparkuoti, tik reikės jau 8 būt čia nais, tai gan anksti. Ir 10 valandą išplaukė laivas. Tada šiandieną turim laiko ir bandysim išsiregistruoti iš mūsų kempingo ir važiuosim į nacionalinį parką kažkokį tenais. Koks parkas? Neatsimenu. Nu, bet ne Plitvicos, ten jau buvę. Išsiregistruojam iš kempingo, važiuojam į aną parką, praseinam ir tada vakare bandysim apsistot kitam kempinge, kažkur tenai netoli. Kol kas tiek. Rytoj planas tada prasiplaukt. Dabar laukiam Bolto, nes blemba daug eit ir jau neturim labai laiko. Tai sulaukiam Bolto ir važiuojam į kempingą. Važiuoja mūsų Bolts. Hello. Reguliuotoja kokia. Lietuvoje pareigūną nedažnai pamatysi, o čia mergaitė savo ant sankryžos stovi. Okay, bye. Parvarim. 5 euriukai, 7 minutės ir mes jau kempinge. Atvarėm į Paklenicą. Einam žiūrėti bilietų, ar gausim. Nelabai ir pasiparkuosim. Paklenicos nacionalinis parkas. Sakė, neįleidžia kemperių gal. Leidimus, matau, reikia gauti kažkokius, kad įleistų. Žiūrėsim. Bilietai yra. Dabar su kemperiu mus praleidžia 1 kilometriuką. Ir nuo ten jau reikės pėdint. Sakykit naujieną. Turim! Galima prieš kartė kažką. Jo, bet jau ten urvai uždaryti iki 1. Kas? Urvai iki 1. Normalus darbų laikas. Nuo 10 iki 1. Taip. It's too late, sako. It's too late. Jau kolega mus čia trenkia. Nepraėjo nė pusvalandis, o mes jau išsiruošę į mini haiką. Einam dabar iki sekančio dar parkingo apie kilometrą. Ir nuo tada jau kažkur į tarpeklį. Kažkas tokio. Saulė lenda, bus šilta. Ten biški sunkesnis kelias. Ai, gal einam. Šitu, man atrodo, bus paprasčiau. Gal. Pilna. Čia tuo alpinistų va. Geras tarpeklis. Einam toliau žiūrėti. Na, mums kažkaip šitas visai gerai einasi. Čia nebent grįžtam gal. Grįšim pradžia. Nu, pradžia pradėta. Blema, čia būtų vaizdelis, jeigu dar upė tekėtų. Būtų gerai. Lipsim tokiais akmenais. Dar spėjau labai mažai užlipom. Tokiais akmenais. Bet jau pavargom. Tu ne. Lūk, nepavargo. Kaip čia trūktų vandens, tai visą tą dar efektą pridėtų garsą. Ir dar kažkur ten reiks lipti. Kažkur iš ten atėjom. Ir dar vis lipom.
Likom trysia. Likom švelniausiai. Varom toliau. Pirmi įdomesni keliautojai. Asiliuks. Jeigu asiliukai užeina, tai jau mes tai tikrai užeisim. Kažkas lygesnio. Įdomu, iki kiek dabar šitas lygus kelias bus. Bet panašu, kad čia dar ne pabaiga. Kuo aukščiau, tuo daugiau vandens atsiranda, jau daugėja vandeniaus. Dar vienas pitstopas. Vandens. Drinking water. Ką reiškia? Geriamas vanduo. O, teisingai. Tai atsigerkim tada. Galėsim paskui čia parlipant prisipilt butelį iš to tyro kalno vandens. O, čia jau daugiau vandens viską. O, čia iki pietų. Nedaug beliko. Eikit savo. Panašu galas. Nu, aišku, ne galas, bet kažkas panašu į tai. Užteks iki čia ateit. Oi. Eik tu savo, atvarėm. O, tiek. Kriokliukščiai. Jei! Mes va čia nais. Dar va iki čia reikia dalipti va 5 minutės. Visgi dar ne viskas. Dar varom 5 minutės į kalną. Stačiu kalnu. Ir tenais turėtų jau būti visiškai viskas. Taip atrodo. Varom iki to dvaro pasižiūrėti. Nu dabar tai jau turbūt tikrai, kad viskas. Eik tu savo. Čia net helikopterio vieta yra. Eik tu savo, tai atvarėm, dar kiek reiks pareit. Einam dabar va į tavą ten kažkur. Užlipom. Oi. Jėga. Nu, einam atsigersim. Ojei, ir dar kiek parei ten už viso to balto kalno žemyn kažkur. Už 10 kilometrų. Tai dar 10 atgal. 10 atgal. O, tai gerai. Jaučiu mano visą nugarą šlapia. Jo. Čia atnešu. Visą nugarą. Nu, dar pabandysiu nuo helikopterio ten droniuką paleisti. Pažiūrėsim, kokie čia vaizdai. Nors ir taip matosi, kad belen kokie. Tik vargu ar čia GPS-ą pagausiu. Reik palauk. Pietus. Dešriukės, sūris, tūno neturim. Nulipom 700 metrų. Ir dar liko 9 kilo. Turim dešros iš veiverių. Turim kitos dešros iš veiverių. Ir sūrio iš Maksimos. Valgom kažkur Chorvatijoje. Jei, sakyk, jei. Na viskas, mes vėl savo kempinge. Einam iki jūros bent kartą. Reikia saulę palydėti, jeigu dar jinai jau nenusileido. Jeigu dar matysis, tai pabandysiu timelapsą padaryti. Ir šiandien laukia paskutinė nakvynė mūsų kempinge. Rytoj keliausim laivu ir važiuosim pravakaroti jau į kitą kempingą. Turbūt užtenka timelapso. Nufilmavom saulėlydį ir einam atgal į vietą ir kažką tais paveiksim, pavakarosim paskutinį kartą šitam kempinge, o rytoj pasimatysime kitame. Nu vėl Kroatijai nuostabus oras, rytas. Ir turim paskutinį rytą ir tuoj paliksim šitą iš vaizdų gražų kemperį.
ir keliausiu. Ui, kodėl jūs sakot, kad nemato nieko nesakot. Atsikėlėm, papusryčiaujam, važiuosim išsičekautint ir eisim plaukt. Kai kur? Kažkur. Dar nebuvau rodęs pusryčiai mūsų. Kavos, arbatos ir sriubos naminės darytos, daržovių makaroninės. Ir čia biškai sumuštiniams daiktų, tai iš Laimos Veiverių parduotuvės dešara. Sūris, na jau šitą jau pirkom čia vietoj. Batonas irgi lietuviškas. Naminė sriuba, šita pati skaniausia būna, kaip pats darai. Tik paėmė, užpilį ir pasidarėsi. Kaip tau rytas? Geras rytas. Gerai. Pavalgom. Ir viską. Laukiam Bolto. Kažkas vėluoja. Rupūžė. Blaškas. Pasičekautinom. Generatorius jau aikšteliai stovi pastatytas. Paprašėm palaikys. Galima bus palaikyti ilgiau. O dabar Boltas mūsų turi atvaryti. Su kuriuo varysim. O šito varysim. Važiuojam. Hello. Okay, thanks. Bye. Tik nesakyk, kad su šitu, bet nesakė čia, ryte. Su tokiu tai dar čia taip lėtaeigius. Einam pas tetą aiškintis, ar čia šitas, bet turėjo tai biškai būti kitoks. Nu, bet gal dar atplauks, dar iš tikro 5 minutės geros. Einam klaust. Good morning. Hello. Oh, we still have 20 minutes. Good morning, ladies. Okay. I prepared your ticket. You paid to my colleague on Revolut the 90 euro. I wrote everything here. Yeah. One, little princesa from Litva, Latvia. Sorry, I always mix in my head Litva, Latvia. How many years you worked in here? Many. Many? Because 4 years ago we buy from your Mother. Yeah. On the other side. Yeah. Me and the old captain, Mr. Tomislav. Yeah. Oh, you remember. Yeah, I remember. Cool. Ką tu? Nieko. Pasiruošus? Kam pasiruošus? Laivui plauk. Laivui? Ne, bet ne aš vairuoju. Ne, tu vairuosi, galvau, kad tu. Have a little princess. This one is the clean one. So you can... Take your flow, hold right side. Opa. It's good. Tokiam pripučiamam daikte. Ant saulės mūsų pasodino. Svarbu mergicos po stogu. Dabar ant saulės, bet aš kai visą į priekį nuspėjau, apsisuks ir jom gausi šešėlis. Iš maikų šoksim, nes kepina. Vandenėlis tai wow. Kažkur atplaukėm į paplūdimį, kaip suprantu, tokį va uždarą. Tiek atplaukėm vėjas uždaužė, tai nelabai net maudytis nori, nes šalta. Bet gal reiks kakštelt į vandenį. I'm ready. Su rožiniais šorčikais. Sunset breeze, get closer to me now. Kažkodėl aš šiandien netikęs, jau 3 kartą įsitiškiau. Lipau šito kraštu ir čia išsitiškiau, įlipant galvą į stogą. Varom toliau! I can't keep my hands off you, all alone inside my room. Nothing that I wouldn't do for you, oh for you, oh for you. Do you feel the way that I feel now? Sunset breeze, get closer to me now. Nu, pavyko su dronu paskraidyti. Labiausiai tai džiaugiuosi, kad pavyko nutupdyti, nes namai tai pabėgo iš vietos. Bet rankiniu būdu pavyko nutupti. Nelabai radau, kaip išjungtas visas apsaugas, nes tada, manau, būtų lengviau. Bet šį kartą visai neblogai. Pasimaudėm, to jau turėtumėm judėti į kažkur tenais į miestelį. Pažabaliot, suvenyrai, kavinės, restoranai. Dar ten pabūsim kažkiek laiko ir į paskutinę dar vietą kažkur pasimaudyti. Gerai tokia va. Chill dienelė. Biškį saulės pamatysim, nes vapšė nematėm, nes aš čia realiai, kad įdegt, nes dar
baltaskūriai, kaip sūriai, žodžiu. Turim sustojimą dar prie kažkokios tai salelės gražios, kur nelabai žmonių yra. Iš kolektyvo tik mane vieną siunčiat. Tai reikia nuplaukti, išlipti ir praeiti. Gal tapkių nepamėsiu. Gerai, tapkių nepamėčiau. Bet man tikrai nepatogu plaukti. Tiesiog nebaisiai faina. Na, pažiūrėsiu. Drėžiukas. Visai nesušalom, nesušlapom grįžtam, tai, bet grįžom. Vėjas užkilęs, tai ištiškėjo čia viskas. Žodžiu, galim lipt. Kelionė baigta. Thank you guys. Okay, have a nice day. Enjoy. Thanks. Bye. Na viskas, mes jau kemperį išleidom skyšius ir važiuosim į kitą kempingą. O jas, eik tu mačiat kiek druskos. Taip norėtųsi išsimaudyti dušiukį, bet dabar jau į savo kempingą neįeisim. Tai svarbu veidą biškį apsiplovau su rankom, tai dabar varom dar apsipirkti šiek tiek, nes jau baigiam visus pusryčius valgyti. Reikia ruošti vakarienę, ką valgysim pusryčiam rytojaus. Ir tiek, ir varysim į kempingą kažkur prie ežero, lyg ir kažkas tokio. Važiuojam. Nu tai kon jūs, saulės kremą. Nu biškį valteliai teko įsvilt. Pečiai raudoni, krūtinė įsiraudonino ir nugaros pusė iki apačios. Ant saulės neypatingai malonu būti, bet jau vakarėja, tai ir saulės intensyvumas mažėja. Dabar apie 6 valandos ir atvykome į Camping Karin. Įdomioj tokiai lokacijai, neaišku, čia ar ežeras ar jūra, kaip ir teoriškai nuo jūros eina, bet neaišku, gal čia kaip tik nuo kalnų upė ateina, kur įteka į šitą ežerą ir tada iš ežero įteka į jūrą. Kažkas tokio. Vieta visai faina. Aišku, nėra ką lyginti su tuo kempingu, kur buvom Falkenstein Zadaro mieste. Ten yra kur kas Pro Max levelio kempingas. Atsimenu, prieš 4 metus, kai buvom su ošveis, tai irgi tenais prabuvom 3 paras, nes atvažiavom vienai, bet likom dar papildomai 2. Ir dabar taip pat, skaityk, prabuvom 3 naktis, nu bet tenais iš tikro patogumai, kai viešbutį realiai. Dušai, tualetai, viskas padaryta, ten ir pusryčių gali restoraną eit, baseinai, nu viskas ko puikiausiai. Tai tik tiek, kad gyveni kemperį. Čia kaip irgi fainai visai šiaip yra medžių, kas yra svarbu tokiai šaly ieškant kempingų, nes pavėsis labai daug duoda, nes tikrai karšta. Dabar į savaitės galą neblogai užšilo, dabar 28 man atrodo, bet šiaip oras visai pasiteisinęs, keliavimui ypač tinkamas oras, nes buvo ir gan debesų tokių ir temperatūrų iki 25, tai nebuvo per karštą ir galėjom savo keliauti. Tai šiandien turim paskutinį vakarą tikriausiai, kad Kroatijai, tai prabūsime šitam kempinge ir kaip tik gausis mūsų rytojaus važiavimas tiesiai link namų. Tai darysim greičiausiai vėl sustojimą arba Čekijoje, arba Lenkijoje. Matysim pagal situaciją nuvažiuotus kilometrus ir orą. Ir sekmadienį pasiliksim grįžimui namo. Šitas kempingas neypatingai daug vietų, bet turi ir baseiną, tualetų, dušų, bet viskas švaru, gražu, tvarkinga, tai ko ir te reikia. Raudonis bus matyti, kaip čia mane naktį jisai ims, ar leis miegot ar ne, bet tikėkimės leis.
einu iki baseino, pažiūrėsiu, nes išėjo mano kemperistai išsimaudė, dar pabūt ant saulės, manęs kažkaip jau šiandien nelabai traukė po speedboato. Nu ką, griliukas mūsų už 10 eurų vėl pakurtas, šį kartą įdėjom daugiau angliukų, oi, gerai kaitina. Tuoj tegul nubaltuoja dar ir bus galima dėti šašlykus. Parodykit, kiek šašlykų gavosi. Čia nedaug, va. Ai, nu mum 4, tai kas čia. Tai žodžiu, sukepsim šašlykėlius, bet aišku, per vieną kartą tai 100% neišeis pasidaryti, tai teks kepti per 2 kartus. Nu, reiks pažaisti. Tikiuosi anglių užteks kaitros, bet manau bus viskas good ir skaniai pavakarieniausim. Dar Kroatijai. Nu, kiek čia susidėjo 6, o liko dar 6. Nu, tai labai gerai. Ai, kaip gerai. Kas čia kelios sekundės ir toj tas šašlykėlis bus iškepęs, man atrodo, ne? Tai, padaryk kelios spragtelėjimą, bus greičiau. Nu va, galim dėti lėkštę. Manau, bus gerai. Čia porą sekundžių ir va jau. Šašlykėliai gatavi. Įmam. Eik, tu čia pasaka. Pasakėlė. Labas rytas. Viskas stovyklavietės kaip nebūta. Kemperiui aptarnavimai padaryti. Kakai išpilti, tiksliau sysai, supilta chemija, elektra atjungta, vandens užpilta, viskas suviniota, viskas, ruošimės kelioniai jau link namų. Tai pajudėsime nuo šito ežero, Camp Karina ir judėsime link namų. Na, kartelę išsikėlėme su anuo kempingu, tai šitas, nu, toks ežero vaibas. Tualetai kaip ir švaros, viskas gerai. Pisuarą ryte paspaudžiau. Pradėjo kliokt vanduo. Na, toks. Įvertinimas geras. Viskas tvarkoj. Vsio, sėdam ir važiuojam link namo. Labas rytas, sveikinamės iš Čekijos. Vakar visą dieną vairavom. Nuo ryto, kai pradėjom, taip ir baigėm vakar apie 10 vakare gal. Žodžiu, kaip išvažiavom iš Kroatijos, tai va jo, staptelėjom ties to tiltų, pafilmavau tiltą ir viską. Nes buvo monotoniškas kelias, autostrada ir dar prie ties didžiaisiais miestais, ties Zadorų turėjom kamštį baisinį, tada ties visais mokėjimo postais, tada ties įvažiuojant į Austriją, ties išvažiavimu į Austriją, nu, ties Vieną pačią, ties Bruno, nu, papuolėm iš tikrųjų į kamštį, nes turėjom vakar tai atvažiuoti už Bruno į kempingą, buvom nusižiūrėję, tai buvo tikslas apie 6:30 atvažiuoti, kaip rodė iš vietos, bet kadangi visi turbūt sumastė, kad reikia šeštadienį ryte važiuoti namo, nu tai kas liečia visas mūsų šalimais kaimyninės šalis, kaip Lenkija, ten ir tie patys Čekai, Austrai ir taip toliau, bet faktas, kad iš Kroatijos eismas buvo žiaurus. Autostrada užsikišus, kaip sekmanį iš Palangos važiuoti į Kauną ar į Vilnių. Nu tai va tokio intensyvumo, jeigu ne dar intensyvesnį. Tai varėm, pusę kelio nuvažiavau aš, skaityk, iki Austrijos, paskui perdaviau Juliui estafetę. Julius nuo Austrijos į Čekiją dalėkė, tai 9 gal 100 km padarėm ir paskui žiūrim, kad kemperio gal nepasiekėm, nes jeigu ir pasieksim, bus po 10 gerokai, plius reikės už jį susimokėti, už tai, kad pernakvot. Tai tiesiog nusprendėm, čia radom šalimais tokią aikštelę, kur stovi fūros, degalinė yra KFC ir McDonald's, tai staptelėjom. Radom tokią vietelę tarp fūrų sunkvežimų, įsispraudėm ir pernakvojom. Tai turim 6:30 ryto jau. Reikia paipalėtis ir važiuoti link namučių.
Nu, žiūrėsim, jeigu kažkas įdomesnio bus kely, tai gal ir pafilmuosiu, jeigu ne, tai monotonija ta pati tiesiog. Žodžiu, kelionė jau mūsų viskas į pabaigą, šiandien turim parvažiuoti namo, tai kylam į kelią. Na ką, štai ir namai namučiai. Grįžom vakar apie 8 valandą vakare, tai šį rytą dar tvarkėm kemperį, ištvarkėm, iškopėm, išsikrojom daiktus, viską išvalėm ir atidavėm kemperiuką ir jau mūsų kelionė baigėsi. Nebuvo realiai ką filmuot grįžtant, nes, kaip ir prieš tai minėjau, ta pati monotonija autostrada, tai kas tiesiog Lenkiją pravažiavom, biškities Varšuva kamščiukų buvo, tada įvažiavom į Lietuvą, vėl autostradom ir namie. Tai ties čia mūsų kelionė ir baigėsi. Viso suvažinėjom 3700 km. Nemažai. Su Austrija gal būtų mažiau šiek tiek buvę, bet gaila, kad išpuolė lietingas laikas. Austrijos kaip ir buvo pirminis planas, na bet pabuvom bent kažkiek Kroatijai. Ką visgi vėl supratom, kad jo, su kemperiu važiuoti reikia minimum 2 savaičių, bet tada kas liečia, kad gaunasi baisiai brangu, nes reikia mokėti ir už kempingus, reikia mokėti ir už patį kemperį. Tai turbūt sėdi į savo busiką, susimoki už vilas kokias nors, nes gaunasi vos ne į dieną, kad moki, grubiai net palei 300 eurų. Tai manau, kad vila dienai tikrai pigiau gal net gautųsi, kad yra apartamentai ir taip toliau. Tai va, reziumė tokia, kad su kemperiu reikia važiuoti minimum 2 savaitės, geriausia turėti kemperį savo, aišku, kas yra prabanga šiais laikais, bet manau, į Austriją visgi vis tiek grįšime. Spėju, kad ne su kemperiu, važiuosim ko gero su busiukais ir bus žymiai patogiau, nes su kemperiu irgi daug apribojimų, keliai brangesni ir parkuotis miestuose, skaityk, neįmanom. Žinot, ką padaryti, paspauskit like, jeigu patiko šitas video, parašykit komentarę kemperistai, jeigu sužiūrėjot iki pačio galo šias 2 serijas, pasubscribinkit kanalą, juk tai nieko nekainuoja. Ir šiam kartui tiek, atsisveikinu ir iki kitų kelionių ir iki sekančio video.